Sveiki, brangieji. Taigi tęsia mūsų aliejaus kainų reidą. Jau aplankėme Rimi. Epizodą galite pasižiūrėti mūsų Facebook profilyje Pricer.lt. Dabar esame iki. Na ir tikslas šito kainų reido surasti ne pigiausią aliejų ir ne pigiausią parduotuvę, bet tiesiog pasižiūrėti, kaip mes atsidūrėme toj įdingoj pseudo nuolaidų aplinkoj ir ar pavyks tą aplinką pakeisti. Taigi atrinkome tam tikrą sąrašą populiarių aliejų. Jeigu jūs jos aptinkate savo pirkinių sąrašuose, laikinkit, komentuokit, kokios kainos, kokios dinamikos. Jeigu kas atras pigesnį variantą, taipogi rašykite, visiems yra įdomu, kur yra geresnės kainas, taip mes vienas kitam padėsime taupyti savo pinigus. Na, o mūsų eksperimentas tada tęsiasi ir pirmas mūsų atrinktas aliejus yra aliejus Natura, 1 litras. Čia jisai įkainotas 3,99 ir su iki kortelė taikoma nuolaida 2,99. Tuo tarpu Rimiuose mes matėme tą pačią reguliarią kainą 3,99, bet akcija buvo gilesnė 2,39. Maksimoje jisai po, sakykime taip, kainos korekcijos dabar įkainotas reguliaria kaina 2,79 €. Sekantis aliejus yra obelio aliejus, tai mes jį surasime. Šitas yra 0,9 litro obelio aliejus, saulėgrąžų. Čia jisai įkainotas 3,79 €, na ir su iki kortelė 2,84 €. Tuo tarpu Rimi mes jį matėme taipogi po 3,79 €, o po Maksimos kainų korekcijos jisai įkainotas 2,39 €. Taigi naujoji reguliari kaina yra 2,39 €, bet ne 3,79 €. Toliau sekantis mūsų tyriamasis objektas yra ekologiškas saulėgrąžų aliejus Bio Naturalis, 1 litras. Taigi čia reguliari kaina yra įkainota 5,99 €, su iki kortelė 4,49 €. Rimi mes matėme taipogi reguliari kaina 5,99 €, kaip susitarta, ir akcija 4,79 €. Maksimoj kaina po korekcijos yra 4,69 €. Taigi naujoji reguliari kaina 4,69 €, čia jinai yra 5,99 €. Tai turbūt mechanika yra pakankamai aiški. Užkeliam kainą ir po to demonstruojam visokias tai nuolaidas. Na ir kitas mūsų tyriamasis objektas yra pigiausias aliejus. Tai yra saulėgrąžų aliejus Clever. Litras čia kainuoja 1,54 €. Tiek pat kainuoja saulėgrąžų aliejus pigiausias Rimi 1,54 €. Na ir Maksimui po korekcijos 1,48 €. Čia kaina, kaip matot, nelabai koreguojasi, nes čia realiai veikia turbūt realioji konkurencija ir nėra to užkelimo ir kainų nuolaidų demonstravimo. Na dabar pasižiūrėkime kitą kategoriją, rapsų aliejus. Taigi čia taipogi populiari pozicija yra aliejus obelių rapsų 0,9 litro ir jisai čia įkainotas 3,79 € reguliari kaina ir su iki kortelė 2,84 €. Tuo tarpu Rimi jisai įkainotas reguliaria kaina 3,69 €. Maksimai po korekcijos kaina yra 2,39 €. Taigi reguliari kaina maksiminė 2,39 €, čia 3,79 €. Tai ir netgi su akcija tai yra brangiau negu kad, ta prasme, ta naujoji reguliari kaina. Tai taipogi mechanika pakankamai aiški. Toliau sekanti mūsų tyriamoji pozicija yra šita. Sviesto skonio aliejus obelio 0,9 €, kaina reguliariai 4,60 €, prisiartinsim 59 €, su iki kortelė 3,44 €. Maksimui po korekcijos šita kaina yra pakeista į 3,39 €. Taigi 4,59
ir naujoji reguliari kaina 3,39 €. Na ir pigiausias aliejus rapsų yra šitas Clever rapsų aliejus, 1 litras, 1,59 €. Rimi taipogi 1,59 €, Maksimai po korekcijos keitėsi 2 centais, 1,57 €. Na ir palyginimui alyvuogių aliejus, čia be abejo kainų skirtumai bus labai reikšmingi, taigi mes jau žiūrėjome iki Rimi parduotuviai Extra Virgin alyvuogių aliejus Borges 750 ml. Čia jisai iki kainuoja 16 € be 1 cento. Rimi mes matėme kainą 13,99 €, Maksimai po korekcijos 9,29 €. Na ir dar vienas palyginimui tinkamas produktas yra La Hispaniola Extra Virgin alyvuogių aliejus 750 ml. Čia jisai kainotas 14,99 €, Maksimai po korekcijos 9,49 €. Tai mechanika mums aiški. Nežinau, ar iš tikrųjų norim, kad mus tampytų iš vieno prekybos tinklo į kitą su visokiom pseudo akcijom, ar visgi mes nusipelnėm pirkti patrauklesniem kainom ir bent jau nebūti diskriminuojamiems palyginus su Vokietijos, Švedijos, Britanijos pirkėjais. Tai balsuokit, rašykit, jeigu yra kažkokių palyginamųjų pozicijų, kurios, ta prasme, jūs manot verta būtų aptarti, tai rašykite komentaruose, skleiskim žinią ir iš tikrųjų geros kainos pasirodo yra ir mūsų įtakoj. Tai ką mes rinksimės, kur apsipirkti, galimai ir nulems, kas laimės, ar užkeltos kainos, ar visgi kažkokios tai natūralios priimtinos kainos ir gal kažkada pavyks atstatyti konkurenciją Lietuvos rinkoje.